Mes jautėmės tuo metu tie, kurie ypatingai buvo aktyvūs šitose reikaluose, o tada aš dirbu ir Europos reikalų komitete taip pat. Tai mes jautėmės, aš manau, kad panašiai taip Kauno Žalgiris jautėsi prieš 15 metų laimėjęs Europos taurę. Toks buvo jausmas. Ta diena buvo keletas delegacijų. Prisimenu gerai, kad buvo Gruzijos Europos reikalų komiteto delegacija, kad mes turėjom teniso turnyrą skirtą narystę Europos Sąjungai. Na ir aišku, buvo daug šiaip jau labai įvairių renginių, tai aš juos prisimenu labai gerai ir Katedros aikštėje buvo įspūdingas koncertas, žmonės džiaugiasi. Bet mums patiems tai buvo tokia kaip ir pusiau darbinė, pusiau šventinė diena, bet aišku labai įspūdinga. Europos reikalų komitete praktiškai esu visą laiką, nuo turbūt 2000 metų, anoje kadencijoje buvau nariu. Šitoje kadencijoje esu pirmininku, aišku, įsimintiniausias turbūt renginys, tai aišku, mūsų pirmininkavimas Europos Sąjungos tarybai, tai pirmą kartą Lietuvos istorijoje, kaip priminsiu, kaip tikras lietuvis, kad kol kas dar Latvijas tai nepirmininkavo. Pirmininkavimo metu, aišku, pirmiausia pasiruošimas. Lietuva labai atsakingai ruošiasi, visos žinybos, ir Seimas, ir prezidentūra, ir vyriausybė. Ir, aišku, mes turėjom kiekvieną savo dalį. Europos reikalų komitetas vadovavo taip vadinamai parlamentiniai dimensijai. Na, manau, kad įspūdingiausias renginys, kuris čia įsiminė ir kuris priėmė labai rimtus sprendimus, tai aišku buvo jubiliejinis, mums atiteko 50-asis COSAC posėdis. Na, kas yra COSAC? COSAC tai yra iš esmės pagrindinė visų šalių nacionalinių parlamentų plus Europos parlamentą parlamentinė institucija. Jinai priima pagrindinius sprendimus, jų yra daugiau tokių institucijų, mes vieną įsteigėm beje naują, būtent Lietuvos pirmininkavimo metu kontroliuoti finansam ir bankams. Taip, bet šita institucija yra pagrindinė. Čia yra Europos reikalų komitetų delegacijos ir jos priima pagrindinius sprendimus, kurie maždaug metams apibrėžia gyvenimą šalių narių parlamentų, o parlamentai, kaip žinote, visoje Europos Sąjungos veikloje pirmiausia dalyvauja teisėkūroje. Tai ši teisėkūra ir bus apibrėžta. Aišku, negali nepaminėti rytų partnerystės viršūnių susitikimo, kuris taip pat buvo įspūdingas ir svarbus. Aišku, įsimintinas bus dėl to, kad Ukraina nepasirašė asociuotos partnerystės sutarties, bet didelę dalį uždavinių mums pavyko išspręsti. Na, kaip federalistas, toks judėjimas čia yra Lietuvoje, tikiuosi, kad jau bus įkurta Europos Sąjungos federacija, gal taip nesivadins, bet aš manau, kad Europos Sąjunga eis į glaudesnį bendradarbiavimą ir man atrodo, kad dabartiniai įvykiai paspartins tą integraciją didesnį ir jau dabar jinai vyksta, kaip žinote, ir mes prie to prisidedam, pavyzdžiui, prisijungdami prie eurozonos, didėja eurozonos narių skaičius, kad didėja vieningą valiutą naudojančių šalių skaičius. Ir, aišku, šių įvykių kontekste tikiuosi, kad tai bus taikinga Europa, o Lietuva jau bus pasiekusi ir galbūt net viršijusi Europos Sąjungos pragyvenimo vidurkį. Priminsiu tiesiog, kad šiandien mes jau turim apie 70% ir, aišku, mes norim, kad greičiau visą tai būtų. Taigi, jeigu bus taikingas vystymasis, aš tikiu, kad toksai bus. Nemanau, kad bus labai daug pakeista Lisabonos konstitucija, bet gilesnės integracijos keliu Europos Sąjunga tikrai žengs. Ar tai jau vadinsis federacija, galbūt ne tiek svarbu, bet gilesnė integracija vyks ir aš tikiuosi, kad mes po 10 metų gyvensim taikioje, glaudesnėje ir geriau gyvenančioje Europoje.